Nu tai labas rytas, šiandien yra 6 vlogmas diena. Nekreipiu dėmesio, aš net nesusiškau dar. Greit įdėsiu vaikam dovanėlės, eisiu greit išsimaudyt. Ir važiuosiu į Sadguru ant 3 dienos mokymus. Tai šiandien bus visą dieną, nuo 9:30 ryto iki 8 vakaro. Tai vakar buvo žiauriai stipriai, net dabar dar viduj toks yra. Tai nežinau, ar iškart papasakosiu mašinoj dabar važiuodama gal ką nors, arba gal vėliau, gal ir pačiai biškį tuos procesus įveikti. Tuoj mes sudėsim dovanėlės. Šiandien bus tokie sausainiukai prisukami. Tai aš ant tiek neturiu laiko, aš net nenukirpsiu dabar, tai vyras jau turės nukirpti viską. Darom. Ir šiandien paskutinė šio lapuko lipdukas va toks va. Va tokie. Ir dar aš jums parodysiu, jau vakar pas mus padarė čia, jau vakar atidarė tą kalėdinį mestuką, tokį kalėdinį, kaip čia pavadinas, Christmas market, tai mano šeimyna buvo nuėję, tai sakė, kaip ir anais metais, labai fainai viskas. Nežinau, kiek čia matos, kai aš priartinu, bet va, čia jau yra eglutė, viskas papuošta, ten tie namukai, parduotuvėlės, maisto, karšto vyno, ten scenoje, sakė, gyva muzika buvo. Nu tai sakė, labai fainai ir labai gražiai atrodo, nes visą naktį šviečia, aš nemaniau, kad visą naktį švies. Dabar einu greitai išsimaudyt, susiruošt ir gal susitiksi mašinoj, gal biškį papasakosiu, pažiūrėsiu. Nu tai pagalvojau, gal aš dabar biškį papasakosiu, išėjau į balkoną, nes mano šeimyna dar miega. Ir aš suvokiau, kad mane vyras su vaikais nuveš, tai eisim greit vaikus prikelti. Nes aš visą dieną būsiu, tai kad mašina namie būtų. Tai šiandien įdomus jausmai, dar atrodo vidus dreba. Vakar verkiu. Tiesiog ten sugrūdino labai tą mantrą, tokia Sadgurutas balsas, kai dainuoja. Man visą laiką Sadguru dainuoja, nu ten yra kažkas iš kito pasaulio. Nežinau, kas esat klausę, ypač jeigu ten, tarkim, su ausinėm arba garsiai, ta visa vibracija, nu tai paliečia visur. Tai vakar jau buvo stipru, jau mokytoja manęs nebeerzina, tai vadinasi, jau aš, taip sakant, priėmiau ją. Tokia kokia yra. Labai fainai vakar buvo. Šiandien visą dieną, tai aš jau vakar važiuodama namo galvoju, tu visą dieną, rytoj ir sekmadienį, nes aš realiai šiandien jau, nu ta prasme, skauda, aišku, visur, nes tu realiai visą laiką sėdi ant jogos kilimėlio ir labai dažnai ten tokiai pozų, kaip plotose, bet ten dar tokia sudėtingesnė truputį. Tai jau mačiau, kokie 7-8 žmonės atsisėdo ant kėdžių, nes tiesiog, nu, sunku išsėdėti, kas nepratę. Tai šiandien visą dieną, aišku, ten su pertraukom bus ir pusryčiai bus, ir pietus bus. Bet čia yra labai stipru, tikrai. Tai aš jau dabar eisiu po truputį vaikus kelti, važiuosim, tai aš su jumis susitiksiu vakare. Ir nežinau, kuo aš ten pasidalinsiu. Dabar šį savaitgalį tokie bus vlogai, tokie 5 minučių, 10 minučių vlogai. Apie tai, kad Laura atsikėlė, deda dovanėlės paiklę, susiruošia ir važiuoja. Ai, dar galiu parodyti savo outfitą. Tai čia, wow, outfit check, einant į tokį dalyką. Tai va, vėl ta pati maikė, nes man patogiausia ir visiškai nevaržo. Ir juodas timpą šiandien apsimoviau. Ir tiek. Ir dar tą patį baltą švarkelį vilksiuos kaip vakar, nes labai patogu jį, kai būna karšta nusivilti ir kai šalta apsivilti. Nes ten realiai aš vakar, kai ėjau, vakar jau labai ten šilta buvo, o už vakar buvo šalta, nes ta kondiškė buvo jungta. Bet vakar ten iš pradžių jie prišildė ir po to išjungė, tai realiai, kai tu sėdė kokioj ten praktikoj, tai labai užkaisti, o po to tiesiog, kai sėdė, tarkim, klausais tos paskaitos, tada jau vėsų pasidaro, tai aš vis užsimesdavau. Tai keliauju dabar ir susitiksim mes vakare. Nu tai labas vakaras, baigėsi mūsų antrą dieną. Važiuoju dabar, aš jau namo grįžau, mane pasiėmė šeimyna. Dabar važiuoju, žinot kur? Važiuoju kavos atsigerti. Aš pabuvau namie, jau žiūriu, nu, vėlai baigęs 8, tiksliau baigęs šiandien 7:30, tai gerai tas. Tai anksčiau grįžau, biškį namie pabuvau su vaikais.
Apsirengiau, išsiruošiu dar kartelį ir jau, oi kaip manęs pasiilgo kažkoks ką atsinešė. Ir varau kavos, žiauriai, taip kavos noriu. Siaubas, dar reikia dalykų kelių nupirkti vaikui į mokyklą. Tai papasakosiu gal mašinai truputį plačiau, bet šiandien fainai buvo. Šiandien jau nesigraudinau, tokia ramybė kažkaip, tai fainai visai. Tai žodžiu, patinka man. Žinokit, net pasiilgau mašinos gyventi. Man ten toks jausmas, kad mes tokie ten uždaryti kaip kokiam apokalipsės bunkerį, nes mes ten esam gryniai tokie kaip konferencijų salėj. Ten tokie oranžiniai tie kilimai užkloti, kaip priklauso ten Sadhguru. Ir ten, mums ten ir valgyti davė šiandien, ir jie patys gamina valgyti. Tai realiai ta vieta, kur jie gamina ir kur valom tokia bendra teritorija, tai mes realiai esam tokie pačioj, kur langų nėra, dienos šviesos nematai, aišku, yra ta buvo ilgoišinė pertrauka, ta valanda to maisto pietų pertrauka, tai tu realiai gali lauką išeiti, bet pavyzdžiui, aš per tokius mokymus net nenorėčiau išeiti į lauką ir aš po to ten vienas vaikinas klausė, ar dar duos valandą, kokia ilgesnė valandą sako, mes čia pavalgėme į tualetą reikėti, tai galva, Jėzų varšas, jaučiu jam pilvą susuko nuo tų maisto ir žmogus, į tūlį, ką nori. Jau mes tas praktikas darom ilgiausiai. Ir aš galvoju, jeigu ten duotų ilgesnį tą pertrauką, vėl aš neičiau į lauką vien dėl to, kad tu ten sėdė taip truputį jau labiau į save, žvilgsnį nukreipęs ir ta atmosfera tokia, kai visi daugiau mažiau taip stengiasi. Dabar žinokit, jūs manęs nieko čia nematysit, nepykit, ką aš dabar padarysiu, vėl grįžau. Ir žodžiu, o ten išėjus į gatvę, tai tokia ta judri gatvė, ten gryniai prieš tą, kur mes ten viską, Jėzau, čia kaip pristatė mašinas. Ten, kur viskas vyksta, gryniai prieš jį yra šitas prekybos centras. Tenais tų žmonių milijonus yra, milijonus. Žodžiu, kadangi atsimint, rodžiu, kad čia prie mūsų namų yra ten tas parkas padarytas, tas festivalį parkas, kalėdinis parkas, tai dėl jo dabar yra tiek kamščių čia, gryniai visi pasistatė mūsų kiemą, aplink mūsų kiemą, nors šiaip neturėtų, niekas nesakydavo. Žodžiu, ačiū, kad prileidai. Tai vat, nežinau, šiandien šiaip gerai jaučiuosi, čia visur pristatyta, o Dieve. Fainai šiandien buvo. Esmė ten, mumis mokino tos tokios Šambava Kriya, aš vėl pamirštu antrą žodį. Šambava Muhammad yra kažkoks. Čia žiūrėkit, kaip viskas čia šviečia. Pavyks gal parodyti biškutį. Ir dabar mokino tas pirmas dienas, ten kaip reikia pasiruošimą tam dalykui. Ir jau šiandien jau mokino jau tą procesą ir jau rytoj viskas ten bus. Tai šiandien, kai ant galo pasakė, sako, ateikit rytoj su tokiu vaikišku požiūriu, ta prasme, be jokių nusistatymų, nematai, kad suku, be jokių nusistatymų, kas yra meditacija, be jokių tokių išankstinių minčių. Sako, ateikit su atvira širdim, atvira galva, atvira mintim, kaip vaikas eidamas kažkur nauja. Ir sako, pamatysit, bepročiai taksi vairuotojai. Ir sako, rytoj gali būti ta diena, kai toks naujas visiškai gyvenimas prasidės, kad viskas pasikeisti. Žiauriai įdomu. Tai pasiėmiau, nusipirkau kavytės ir kaip įdomiai atrodo, kad net skonis kitoks. Nežinau, čia į gerą pusę kitoks ar į blogą, vos ne kad labiau, kad į blogą jis man kitoks. Visą dieną be kavos, bet nebuvo tas, kad o Dieve, kaip aš čia noriu, o Jėzau, nebuvo to, bet aš žinau, kad aš grįžus, aš norėsiu juos atsigerti. Taip mane prajuokina dabar Starbucks'e vaikinukas, tas, kur priima užsakymus, ten paklausė vardo, aš sakau Laura. Dažnai būna, jeigu matau, kad žmogus visiškai nesureagavo į tą mano vardą, tai aš tik pareidžiu L-A-U-R-E pasakau, žiūriu, palinksėjo. Ir prieš mane buvo poreikė ir jiem ten padavė 2 kavas ir pasakė tą baristą merginos vardą. Jim pasiėmė kavą, vaikinas pažiūrėjo, apsuko ir padėjo. Gal mano kava, prieinu pažiūriu, jo, mano kava, white chocolate mocha, bet vardo nėra, yra tipo guest name. Galvoju, per sunkus buvo, sako, net nerašykim, net nebandykim, net nevarkim. Net neapsimoka čia rašyti tokių Laurų vardų, tai jau galvoju, rašykit Lara. Ir va tiek, aš galvoju, aš žinokit, jaučiu, aš jums dabar labai čia jūsų nevarginsiu savo visokiais meditaciniais kursais,
Aš nelabai žinau, ar jums čia įdomu iš vis. Manau, šiandien mes palikim šitą vlogą, va čia pabaikim. Ir aš jau gal... Nes realiai, man tos jausmas, kad nėra, atrodo, ką pasakot. Gal aš ten labai viduj tą visi išgyvenau. Atrodo, tai nes ir draugė man klausė ir sako, atrodo, neturiu ką pasakot. Tos jausmas ir įdomus tas dalykas, kad vakar ir užvakar mes buvom tik 3 valandas, bet man tos 3 valandas buvo žiauriai ilgos, o šiandien buvom 11 ar 10 su pusė valandos, o rytoj būsim 12 valandų. Tai va šiandien man praėjo greitai. Bet va, atrodo, kad nu va taip, kaip va buvo, taip ir turi būti. Tiesiog, žinot, kai būna, kad nueini į darbą, nueini į mokyklą ir ten nėra to, ką pasakot, rutina. Tai va man panašus jausmas, kad nėra man čia ko pasakot. Vakar buvo daugiau tų įspūdžių, šiandien tiesiog, atrodo, jau įpratau tokiam dvasingume gyventi. Bet ir ten aš sugebu pajuokauti biškį ten. Kai klausimų paklausė, aš ten taip juokingai išsuku, tai biškį prajuokinu visus. Nes, nu ką, aš nenoriu ten būti nušvitus, ta prasme, vaidinti. Nes, kai žiūrit Sadhguru, tai jis pats toks yra, kad jis ir juokauja, ir juokiasi, ir mėgsta dalykų daug daryti, motociklų žmogus vaidinėja. Ir sakau, aš biškį save sulyginau su Sadhguru, uodegą savo pakėliau, kad aš ir skeitinu, ir kažką žaidžiu, ir video darau. Ta prasme, neapsiribot, svarbiausia, mano gyvenime, neapsiribot vieną rolę. Jūs man įkritote į tarpukojį. Juokėtės savo turbūt. Tai žodžiai, sakau, svarbiausia mano gyvenime neapsiribot vieną rolę, dažniausiai ta rolė, kurią mum yra primetę. Gyvenimas tiesiog, na, jeigu tu vaikų turi, tai jau mamai tu ten turi būti mama ir tik mama ir negali ten, tipo, nu, kaip man sakytų, gal, kaip tu čia dabar mama, suaugus moteris ir žaidantė važinėjai, nu, kur matyti, arba ką šį žaidži ten, kur realiai ten pacanai arba bernai žaidžia. Tai tiesiog aš nesistapatinu nei su viena rolė, tiesiog noriu būti laimingas žmogus. Ir nesikeikti, nesipykti kamštyje, kai man užkiša mašinas. Tai sakyčiau, kad mes čia atsisveikinam. Labai ačiū, kad žiūrit ir turit kantrybę su mano tokiais video apie nieką. Tai jau pirmadienį tokių video nebebus, jau pirmadienį bus normalus video. O dabar susitiksime rytoj. Iki!